Nu tai sveiki, bandysim dar tęsti nuotykių su dronu kažkur. Turiu prie jūros paskraidyti, kažkokių kadrų pagaudyti. Vėjo nėra, nenuneš nebent tarp medžių, nes jau čia esam prie Olando kepurės. Tai va, sesė labai kadrą norėjo. Bet nieko nesako. Tai va, kažkur nueisim, kas yra. Tai va, nueisim, pažiūrėsim kažkur Olando kepurė. Turim nusilipimą, įsileisim žemyn. Žiūrėsim, leisim. Nu, turim paruoštą pakilimui. Vis čia nusileidus buvo vėjo, tada nebus kažkur užskrisim, pasižiūrėsim. Žodžiu, pasiskraidėm, dabar lyg pradėjo, vėjas pakilo, buvo įspėjimas dėl vėjo. Nuleidinėjau iš šitą tarpą, norėjau ant to akmens, bet į tarpą pataikiau ir propelerius pabraižiau į akmenį. Tai po šito aš dar buvau vėliau išvykęs skraidyti, bet jau ne YouTube'ui kūrimui ir realiai pateko smėlio į visą gimbalą ir kamera net nebesivaldė, man nebeleido dronas jos valdyti, bet ten išjungus droną ir biškį praeidinus kaip ir prasivalio, aišku, biškį su burna papučiau, bet gal reikėtų spausto oro turėti, net nesizduoju, bet jo, reikėtų į smėlį drono tikrai nenuleidinėti, nes yra kenksmingas šitas dalykas. Ta, kad tie propeleriai popieriniai, tai jie net nesusižaloja, tai dabar susipakavau, jaučiu, jau bus toks trumpas video, nes jamba. Lyg pradėjo, tai aš nieko nebepakipsiu. Ir ką čia prie jūros priskraidysi, žinot, iš drono medžiagos bus kažko daug. Dabar keliaujam tiesiog namo, atgal, namo iki mašinos.
Šiandien nepaskraidys, lyja vėjas, viskas jau. Reikia atvažiuoti, kai sužalios gamta ir rūko nebus, tada gerai matysis. Tai vienu žodžiu, paskraidėm. Trumpas video jaučiu gausis, bet užteks jaučiu. Norėjau atvaryti prie jūros, pabandyti pažiūrėti, reikės čia atvaryti dar vasarą, kai viskas sužaliuos. Na, aišku, pušį žalios, bet rūkas yra toksai, tai irgi reikia be rūko, bus gražu. Išskraidžiau vieną bateriją, tai apie pusvalandį paskraidžiau kažkur. Dar sporto režime nuo vėjo, tai gal 20 minučių bus paskraidyti. Ir kai buvo per didelis vėjas, man įspėjimą davė, tas labai gerai. Parskridau, tiesiog žemiau pasileidau. Tai biškai kontroliuojas. Na, dabar viskas, einam iš Karklės, važiuojam į Klaipėdą. Savo mašinos nustatymai po to mums parodyk. Šitoks įdomus pastatymas. Įgriūti mašiną gali. Nuo kelio į apačią įeina. Nu tai viso, žinau viskas. Ką reik pasakyti žiūrovam? Like, share ir subscribe. Jo, dar parašykit komentarą, nes algoritmas turi iškelti šį mano video į viršų, nes jūs neiškelia. Ir viso, ačiū kanalo nariams ir susitiksim kitą kartą. Iki. Ne, tas nebuvo gražiai, pasidaryk pats like, share.